Labą popietę visiems. Džiaugiuosi, kad susirinko būrelis mūsų. Sigito Prancuičio paroda jau suka pabaigos link. Galim pasidžiaugti, kad tikrai buvo gan daug lankytojų. Čia vieną šeštadienį iki pietų 70 nesuskaičiavom, kaip reiškia, kaip ateinančių. Tai labai puikus rezultatas. Ir turbūt, pradėsim šitokį pokalbį. Turbūt tokia tipinė tema, gal pradėsiu nuo pačio Sigito pradžios ir paskui prieisim prie tos parodos. Mes akcentavom 77 tą skaičių, tai čia ta paroda be abejo visi supranta, visi jau iš karto pajautė, kad tai pritaikyta metų skaičiui, bet dar vienas, ko mes neakcentavom, kad Sigitas 1974 metais atvyko į Šiaulius. Baigęs Dailės institutą, tai yra lygiai 50 metų. Tai vėl dar viena tokia yra proga. Tai pirmiausiai, Sigitai, pradedam nuo tavo, aš dabar atsisėsiu, turbūt, nes mūsų pokalbis toks bus. Strėnos Kaunamų. Taip, turbūt pradėkim nuo pačios tos pradžios. Iš Jakiškės, Joniškės kalbą girdėjau tokius, kad tu vaikystėje labai mėgdavai eiti bažnyčią Joniškio, atsidaryti duris, tenai sunkes tas duris bažnyčios eiti, o kodėl tu ten eidavai, todėl kad ten Adomo Varno kabėjo. Tapytojas buvo tenai, iš kurio tu, reiškia, matei tą tapytoją. Ir dabar dar Adomo. Ir dabar kabo jo, kas nežino, tai Joniškį būtinai reikia vien dėl to apsilankyti. Tai va, Sigitai, ta pati pradžia, kaip tai tiesa, kad tu pro tas duris ten eidavai bažnyčią, kada tik laiko turėdavai. Prašoninis, netiesiai, nes paradinės labai sunkios. Paradinės sunkios jo, bet reiškia. Tai vis tiek apie tai, kaip tau tas noras, tas tapybai, tu tiesią skulptorium net norėjai būti, kiek žinau, paskui tapyba gavosi. Ne, gavosi šitaip, reiškės. Iš pradžių mokyklų, kaip ir mes visi paišinėjom, paskui klasės auklėtojas pastebėjau, kad aš ant vadovėlių pradėjau per daug paišyti, iliustracijas. Ant vadovėlių karikatūros ten, ir pakvietė mane į mokyklos sienlaikraščiai, anksčiau sienlaikraščiai eidavo, pakvietė, kaip dabar sakytume, meninio redaktorių ir tenai paišiau visokias karikatūras atitinkamai ir pradėjau po biškį taip ranką lavinti, paskui kaimynas mano įstojo, truputį vyresnis, įstojo į architektūrą Politechnikos institute. Jis grįžęs čia atostogų paišydavo irgi ir pakvietė ir mane paišyti kartu. Mes kartu paišydavom, tai paskui jis paišydavom, akvarelės liedavom, mes draugai būdom. Ir dabar jis Vilniuje jau premijos laureatas, Čekanausko bendradarbis. Reiškės, tai sako, ko tu žiopsi, sako, į Dailės institutą ruoškis. Tvarkoj, aš tai pagalvoju, iš tikrųjų, jau čia 90 klasė, jau čia artėja abitūros egzaminai, visi jau taip daug mažą apsisprendė. Ir aš tai pagalvoju Dailės institutą. Gavau ten Dailės stojamųjų programą ir ten žiūriu piešimo uždavinys, piešti gyvą portretą, modelį ir gipsinės figūros, ar Apolono, ar dar ko, bet irgi portretą reiškės. O kur ten Joniškė rasi tą gipsinį? Nerasi, tai bažnyčių lankydavausi. Taigi ten prieš, jis dabar atrodo, tos skulptūros yra Petro ir Povilo, liktai ten prieš altorių šoninės tokios skulptūros. Aš pagalvoju, tai tas mano draugas architektas sako, o ten nueik ir paišyk. Aš nueidavau, ten kunigas mišias laiko, aš klausiu jo, sakau, gali trukdau. Ne, sako, tu čia paišyk, mums čia netrukdai. O taip ir įsitreniravau piešimą. O gyvą modelį, tai mama atsisėsdavo, mamai paišydavau. Ir taip, kad man tas labai pravertė, aš įstojau be jokių ten problemų piešimo į Dailės institutą, akvarelės dar darydavau. Tai
O ten kiti, taigi dailės mokyklos visi baigė. Ten iš Kauno meno mokyklos, iš Vilniaus. Taip, kad atsimenu, šitą per stojamosius egzaminus priėjo tokia ponička. Paskui sužinojau, kad tai Veiverytė, reiškia, klausė, tai aš jau ten paišau, daug maž panašiai. Tai sako, tai kokią tu dailės mokyklą baigei? Sakau, nebaigiau, tai kur tu? Sakau, Jonišky, pirmą vidurinę. O, tai sako, tai gera paišybos mokytojas, kaip paišybos mokytojas buvo, Vainauskas. Sako, girdėtas, gal ir jūs esat girdėję apie Vainauską. Tai tai Vainauskas, ką ten su Vainausku, kaip galiu pasakyti, taip man dabar prisimenai, taip juokinga su Vainausku, kaip ten piešimas, kaip piešimas visiems. Bet jisai darydavo, jis toks baletmeisteris, ten spektaklius tokius darydavo, ten šokdavo viską. Ir paskui per vieną pamoką jis pasakė, sako, man atneškit arklašodžių. Nueikite į turgų, reiškia, sekmadieniais turgus ten būdavo. Kas atnešite tam piešimą, 5 prašys. Kas gerų, tik tai sako, gerų tokių. Ne taip sumindžiutų kokių, šviežius kabut. Mes taip reikia. Kam jam reikia? Šitą, gerai, prinešėm, čia tvarkoj. Ir paskui kažkaip tai aš nuėjau pas jį ten, jisai mokyklos ten, viršutiniam aukšte, ten turėjo dirbtas, kur tas dekoracijas darydavo. Žiūriu, arklašodžių ant lentynų pridėjęs klausiu, mokytojas sako, ką nevalgyti, nekokia, kas čia dabar, palauk, sako. Pabos. Jo. Ir prieš baigiamuosius, ten 100-dienius, tai moksleiviai darydavo spektakliukas su šokiais, ten su dekoracijos, labai toks spalvingas dalykas būdavo. Jis pasikviečia mane, sako, ateik padažyti, čia aš darau vynuogės, kadangi ten Darjalo slėnis toks buvo, baletas, toks šokiai. Ten dekoracijai turėjo būti vynuogynai, o iš kur tų vynuogių ir dar ant scenos, kad matytųsi, kad vynuogis, ne kažkas. Taigi žiūriu, kai jis išdžiovinės tos arklašodžius, jie tokie lengvi, nudažyk, tamsiai mėlyną, sako, pamatysi. Davė dažų, nudažau, viskas tvarkoj, paskui jis kabina ten ant tų kamienų, ant lapų. Žiūriu, kad visiškai geras vynuogis. Iš tolo pasižiūriu, užtikrintai. Iš tokių, nereikia ten, žinai, daryti iš popieriaus, ar kad iš molio atgauti. Ir lengvas toks dalykas, gerai. Tai aš pirmą kartą susipažinau čia faktiškai su instaliacija, asambliažais ir panašiai, reiškia, su tokiais dalykais. Tai mokykloje buvo. Man paskui, kaip įstojau į tą tapybą. Tapyboje irgi, kaip stojau, pasirodo, kad reikia tenai tapyti su aliejiniais dažais. Reiškia, jau rimtai duoda tau drobytę ar kartoną, dabar neatsimenu, turbūt kartoną. Ir su aliejiniais dažais. Žiūriu, tie visi atsinešė, etiudnikus, viskas kaip priklauso. Aš su akvarelė nuvažiavau. Dabar jau, ką daryti? Įsitraukė tą akvarelę ir taip. O vedė, dabar kiek prisimenu, aš nepažinau tada, vedė Karatajus, jeigu žinot, toks dailininkas. Karatajienė, ta jos Marti čia atidarinėja. Karatajus, aš sakau, čia taip, sako, tai iš kur? Sakau, jau iš Joniškio. Tai tu ten beveik iš kaimo. Sako, gerai, sako, dirbk su akvarelė, jau ką atnešės. Mes, sakom, mes matysim, atskiritų spalvos ar ne, ar komponuoja, ar kas. Faktiškai taip turi būti, reiškia. Nebūtinai ten su. Galima netgi su pastelėm tapyti. Viskas padariau, jis gerai ir įstojo, reiškia, teigiamus pažymius.
buvo, vat, taip, tokiu būdu ir baigiau, reiškia, tą institutą. Mano tokie, aš daug turėjau dėstytojų, bet patys tokie man prie širdies, kurie netrukdė man, nes dėstytojas kai kurie trukdo, turbūt Edamundai žinai irgi, vat, kai kurie labai trukdo, reiškia. O kai kurie, aš gerai, man Petrulis praėjo, Algirdas, pagal man taip, aš tada dar neturėjau supratimo apie potipus, apie ką, bet taip, Petrulis, pas Karatajus labai apie spalvas, apie derinius, kaip derinti, kaip ką, kad skambėtų. Nu ir šitas švažas, struktūra. Vat aš išvažo ten struktūriniai tie dalykai, tai man labai vat, priminė tie dalykai. Vat tie pagrindė trys. O nemėgstamiausias, mes nesipykom, geras žmogus buvo tas. Dabar irgi amžinatilsis, tai Džiaukštas. Suprantat? Paišai, aš jau tapau pagal savo stilių, nu, ale Petrulis, maždaug mano stilius institute buvo. O kaip jis atėjo, jis reikalavo iš peties tapyti, ryškiai iš peties. Nu, man vieną kartą pabandžiau, ne, čia ne man, tai tiek to. Ir tapau aš pastatymus, taip, pagal savo manierą. O Petrulis prieš peržiūrą, tai yra Džiaukštas prieš peržiūrą Kajus. Draugs prancūzai, ne, šitaip ne, mes nieko peržiūrai nerodysim tokių darbų, tik sakau, kotėti. Daug čia, daug teptuką, platų, kaip šluotą teptuką paėmė, dažų prispaudė ryškių ir ant mano darbo. Pats nutapė, ten greitai iš peties, kai darai, tai ten, kas ten, porą valandų ir yra natiurmortas, reiškia. Tuo labiau jo Džiaukštų maniera tokia, žinote, plačiai taip patepta. Nu, gerai, aš galvoju, nu ir pakabino jis. Ir faktiškai, kaip gaudasi per peržiūrą, jis pats save įsivertina. Tai man juokas, tai žinai. Nu, va tokie, bet šiaip žmogus toks labai nuoširdus atsivedė pas mane, pas save į dirbtuvę, reiškia, suprodė, kaip jis pats dirba. Nu, daugiausiai jis tokios užsakyminius darbus rodė. Nu, tais laikais sovietiniais, tai žinot. Ir pardavinėdavo, tai ten gerai gyveno. Ir jau taip garsus buvo, pragarsėjęs, tai va. Tai o diplominį Jacevičiūtė tokia irgi jau išėjusi. Nu, Jacevičiūtė nieko taip, gana abejingai taip pažiūrėjau, gerai, sako, gerai, aš savo manierą padariau ir viskas tvarkoja. Ir gavau ten pažymį teigiamą, reiškia, 4 atrodo, iki 5 diplomą darant reikia labai jau ten padaryti, o 4 vat pats tas optimalus pažymys. 3 gauni, tai žinok, jau esi toks. O jeigu iš viso, tai iš viso kitais metais atideda, kaip Gerlikui, ką buvo, jeigu žinote tokį. Panašiai. Na tai vat. Na paskui gavau paskyrimą į Kauną. Kaune 1 metais pradirbau Kaune. Iš Kauno į kariuomenę paėmiau, paskui iš kariuomenės grįžau. Ir čia iš Kauno važiuoju, teisingai į Kauną nuvažiavau ir ten toliau dėl darbo tartis. Nu, man ten švietime nieko gero nežadėjo, nei būtų, nei nieko, nei bendrabučio. Aš netgi pirmas naktis ten Gelžkelio stotyje nakvodavau. Nu, nebuvau, aš nepažinau nieko ten toks vienišas ir ten ta dailininkų kompanija biškai ten tokie labai nešėsi. Tai vat toks pajutau tokį labai vienišumą ten. Gavau pas tokį žmogelį, bet tas žmogelis irgi prigrasė, nieko ten nepaišyk, nesmardink, ten taip toliau. Aš jaučiu, kad bus prastai, čia važiuoju į namus, čia vieno per atostogas, kada. Ir čia iki Šiaulių, paskui nuo Šiaulių Joniškį, va čia Šiauliuosiu
Jonišky dar valandą kitą liko laiko. Sakau, į centrą ateisiu pasižvalgyti, kaip čia Šiauliai atrodo. Ja, išeinu čia centre sutinku Juknevičių, Eduardą amžinatilsį. Jo, jis sako, aš jam nupasakoju, taip toliau, taip toliau. A, jis sako, nebūk durnas, sako, važiuok į Šiaulius čia, vat, tada Kleišmanas buvo tas, sako, atvažiuosi, vedėjas, sako, tiesiai bėgti ten į švietimo skyrių ir sako, čia gali gauti gerai čia. Tvarkoj, čia ir nuėjau, irgi pradėjau sakyti apie gyvenimą, apie buitį. Gerai, gerai, sako, bendrabuti viską, aš jau ką tik žinotas buvau, nesisakau, mes dviese. Gerai, gerai, jis kaip tik tai gavau tą bendrabutį kambarį normalų, ten su visais patogumais, taip sakant, o pusrūsyje į dirbtuvę tas bendrabučio komendantas davė, taip kad aš čia Šiauliuose pradėjau gan neblogai. Na, iš pradžių ten dirbau per kelias vietas. Pedagoginiam institute ten labai mažas krūvis, tai man pasiūlė į dailės mokyklą irgi ten kelios pamokytas, ir paskui pagalbiniai ten už prūdelio, ten tiem vaikam, kurie su stuburu prastai. Na ir ten, vat, ir iš ryto, kai išeidavau, taip ir bėgdavau per visas mokyklas. Na, paskui po kiek laiko atsilaisvino vietą dailės mokykloje. Benešiūnienė išvažiavo į Vilnių, jinai dėstė čia, o čia būtent va šitame pastate viskas vyko. Dailės mokyklo čia pastatas buvo. Tai direktorius Samalionis sako, taigi va vietos yra, sako, ką tu ten vargsti, ten, ko tu lakstai tam pedagoginiam, man irgi atvirai šnekant tam pedagoginiam nelabai ten su tais studentais. Man daugiau su vaikais aš rasdavau bendrą kalbą. Nu, tvarkoj. Atsisakiau to pedagoginio ir perėjau šičia į grinai jau į dailės mokyklą. Ir taip iki pat pensijos dailės mokykloje. Na, žinau, paskui gavau būtą pietiniam dabar. Paskui dirbtuvės Šabakštynė ir viskas tvarkoj susiklostė. Ir pradėjau, vat. Šitie darbai tai šio tūkstantmečio, sakykime, tai. Čia nėra per daug tokie kažkokie labai ankstyvi, bet šio tūkstantmečio, nuo 2001-2012 metai kažkaip tai. Na, vat, kažkur tai 15 metų laikotarpį, vat, atsirinkau vat, tokius darbus. Na ir paskui, nu, kaip sakant, be tapybos, dar dariau iš pradžių dar ir monumentaliosios tapybos, jo grafitus mėgau. Mes dviese su Raimonu Trušiu dirbom. Turbūt teko matyti 43 čia ant Panevėžio po dešinę pusę Prochtėninė mokykla. Nežinau dabar kaip ten. Dariau grafitus, paskui taip. Po rajonus mes dirbdavom monumentaliojoje tapyboje. Be to dar įsigijau iš Gerbiamo Birgelos tą spausdinimo mašiną. Nu ir pradėjau dar dirbti grafikoje. Nu, esu ir grafikus padaręs. Bet dabar biški taip amžių senyn bėgant, grafika ir monumentalioji taip. Šone paliko, dabar paliko tik tai tapyba ir asambliažai, vis instaliacijos, o tokie, kur laisvai pafantazuoja. O tai tiek, tiek trumpai. Va, Sigitai, aš tada toks klausimas iš tos, kaip tu atvažiavai į Šiaulius. Aš vis prisimenu, nu, tu teatrą mėgsti, kaip Jonas Jurašas, režisierius, atvažiavo į Kauną, tai visą šitą pavyzdį kažkaip dažnai pavartoju, visi sakydavo, atėjo naujas, tokie žodžiai gavosi, reiškia, tai buvo žodžiai apie Jurašą, visi sakydavo. Kaip jūs ir dar Damanskio tokia pjesė buvo, jie Kaune pastatė, pritaikė, reiškia, tam būtent Jurašui. Kaip jūs atvažiavote į Šiaulius, jūs, va, ir kiti, aš turiu omeny Juknevičių, ten, va, tą visą
tokią kartą, Raimondį Trušinų, Vitolijus truputį anksčiau jo. Tai žodžiu, tai irgi galima apie jūs pasakyti, kad atėjo nauji, nes vis tiek padarėt tokį kažkokį perversmą, kur ten geležinkelio stoty paroda, paskui paroda kažko ant lubų, reiškia, kad paveikslų sukabinti, čia reikia sugalvoti. Tuo momentu sovietmečiu tokių Nebuvo kur. Jo, bet ant lubų vis tiek sienų kažkur buvo. Nu tai ant lubų, pasitaikė geležinkelio stoty. Tai tokie dalykai buvo. Tai va toks klausimas, reiškia, jūsų ta draugystė, nes tokia buvo bohema pas jūs. Aš labai mėgstu kalbėti apie bohemą, bet man atrodo, kad tada jį buvo. Dabar lyg tai bohema dingus. Gal aš klystu, bet pats tą klausimą, bohema yra, dabar nėra ir kokia jį buvo. Tada geriausiai, man turbūt Šiauliuose galėtum atsakyti iš tų likusių mochikanų visų. Taip, kad aš čia kažkaip ir nematau, kad būtų bohemščikų. Vadinasi, kažkas tai nėra turbūt, nebelikė. O ten pas mums Šabakštynė susirinkdavo tokie pojauniai, mano tais laikais dar aš pojaunis būdavo Juknevičius, Eduardas, Raimundėlis Trušys, nu, tokie ir susimesdom į krūvą ten ir parodėlės nedidelės, poeziją skaitydavom, ten Eduardas mėgdavo labai eilėraščius rašyti. Skaitydavau savo kūrybos, o tai toks branduolys kažkoks organizavo, bet dabar kažkaip tai galiu pasakyti, viskas gerai, čia mes nepriklausomybę atgavom, bet po to kažkaip tai man keista, iširo tas Šabakštynas ten dabar, kur gyvenam, ten nieko faktiškai, mes keli ten tik tai esam, daugiau ten privatininkai, išsinuomoja, verslininkai panašiai. Ir nebeliko, nei tos, kad nors būtų palikę ten apačioj, kur salytė būdavo ten. Tai būtų tvarkoj. Dabar išsklaidė, ir tos bohemos, aš nežinau. Manęs bent tas bohema pas mus, kai būdavo, tai mes sukviesdom iš Šiaulių, reiškia, čia į tos vyresnis ir toleigis ateina ten į tos vakarėlis. Viską, o dabar niekas, nieko tyliai. Netgi vakar ta paroda buvo ir be jokių. Aš pats net nežinojau, kažkaip keistai praslinko. Būčiau būtinai atėjęs. Čia nebėra tos bendravimo nebėra. Ir manęs dažnai paklausia, lyg tai daug šiauliečių žino, bet matome, nežinoma, kaip atsirado, kas tas yra Šabakštynas. Net tu Šabakštyno atstovas turbūt, jeigu kas nežino, galėtume tą klausimą atsakyti. Čia klausia, manau, čia istorija labai paprasta. Tokia, kaip ir bohemos istorijos, Juknevičius pas save pasikvietė, ten arbatėlę su konjakėliu biškį paragavom. Paskui jis sako, tai ką čia mes sėdime pasibūtę čia. Sako, einam iš Šabakštyno. Aš nieko nesakiau, aš tai pagalvoju, gerai, einam. Aš pagalvoju Šabakštyną, sako, tai kur tas Šabakštynas? Ai, sako, prie ežeros mes. Paskui savo mintyse pagalvoju, gali po krūmų, vasara buvo gražus vakaras, šiltas. Gali, sakau, po krūmų jis ten, mes ten atsisėsim. Gražų peizažą žiūrėsim ir toliau, kaip sakant, įsisavinsim peizažą. Jis veda link to ežero, paskui link kapų, perveda, sakau, Edvardai, taigi jau čia Šabakštynas, ežeras. Ne, sako, ką tu čia šneki. Ir atsiveda pas save dabar, pas save į dirbtuvę, į dabartinį tą Šabakštyną. Nu ir atsėdam, toliau tęsim kalbą. Tai paskui aš sakau, Edvardai, vedė į Šabakštyną, atvedė į dirbtuvę, normalią dirbtuvę. Kam reikals, koks čia Šabakštynas? Sako, mes vadiname čia Šabakštynas. Čia ir yra, sako, Šabakštynas, tas visas namas. Sako, čia Šabakštynas yra. Nu, nuo to jo. Ir prilipo tas Šabakštyno pavadinimas. Ten dar Šabakštynas ko buvo, jis man vėliau tik tai priminė, kadangi Ganusauskas Šabakštyno ten buvo įstaisyt. Jeigu esat girdėję, Ganusauskas teatrė dirbo, dabar jau turbūt amžinatilsis. Tai neidavo jis, a jis neturėjo namų, aš nežinau, tai tikrai tokie gandralizdį buvo tame. Susisukęs,
koridorių ir nakvodavau. Tai dar sako, va, šabakštynų elementas, gandralis. Ja, jūs ryte toks mėgėjas, jis pagerti, žinai, jeigu mes kompanija būdavom, tai čia prisistatydavo, bet niekur į tą gandralis. Jis numygdavo ir baigė. O turbūt, va taip toks. Va taip prilipo tas pavadinimas ir dabar jis taip egzistuoja. Nors tai pašaliniam, aišku, koks šabakštynas, normalus pastatas, specialiai pastatytas dirbtuvės, kaip tik tai šitiem dailininkam. Dailės dirbtuvės jo, specialiai buvo pastatytos. Tai jot. Dabar tada prie kūrybos pačios, tarkim, tave profesorius Rimkus pavadino tą tokią pilką tavo spalvą, tą švytėjimą tos spalvos, kad retai, kaip jis profesorius sakė, kad atrasi, kad pilka spalva švytėtų. O tikrai man tai iš viso, kaip ir Rimkus pasakė, kaip ir žiūriu tavo darbus, tai nustembi, kad pilka spalva gali būti graži. Aš kažkaip net nepagalvojau, kad pilka galėtų būti graži. Tavo darbai tai atskleidžia. Ir labai puikus tas šios parodos bent parinkimas, kai tau šis tūkstantmetis labai tai prasmingai paskutiniai nuo tūkstantmečio pradžios iki tiesiog šių dienų. Kas tau vis tiek, aš taip galvoju, kas tu daugiau esi? Man atrodo, gal natiurmortus daugiau, kuriuos asamblažistas ir tiesa, dėl asamblažų, jeigu tu nenuėjai į tą bjaurastį, vat kaip kai kiti dailininkai, ten sovietmetis labai juos sužalojęs buvo, viskas tas turbūt, reiškia, nuėjo to savo kūryboje tokio bjaurasties vaizdavimą. Pas tave vis tiek nors spalva, tarkim, pilka, truputį šiek tiek, reiškia, kažkur pasakys slegianti tokia, bet pas tave nėra tos bjaurasties, vis tik yra ta viltis. Kaip Juknevičius sakė, viltis miršta paskutinė, jos vietoje randas vėl viltis. Tai pas tave tas viskas gaunasi. Kas tau, aš nežinau, man atrodo, natiurmortai sakyčiau, bet yra peizažai, vakaro peizažas, koks puikus tas centre su medžiu. Ir kaip atsispindi, atrodo, kažkokia dailininkas iš kur toliausiai nuo Lietuvos ir staiga bažnyčia, reiškia, Šiaulių katedra. Tai va, kas tau vis tik artimiausia, nes tas peizažas, asamblažai, ar tiesiog tau kiekvieną dieną kažkas, ar kas mėnesį kitkas gaunasi? Ne, kas mėnesį nesigauna, kitkas. Man artimiausias natiurmortas. Kodėl dabar? Natiurmortas paprastai taip. Paskui šitos esu padaręs portretų nemažai, bet portretai visi yra iškeliavę, reiškia. Mačernis, ten Gėlė, Gaidamavičius, ten ir kiti Vidūnas, tai po muziejus, po kolekcijas išsiskirsti. O natiurmortas man labai patogus, aš senai jį mėgau. O antra, kuo mane natiurmortas sužavėjo, aš kai kariuomenė Leningrade tarnavau, aš pamačiau labai gerą parodą, kurią ir dabar prisimenu ir man padarė didelį poveikį. Tai yra Giorgio Morandi, toks italų tapytojas. Didžiulė salė Ermitaže ir vien natiurmortai, bet ne bet kokie, bet tiesiog iš buities. Buitiniai, ąsotis, lėkštė, ten, virtuvės visokie reikmenys. Nebuvo tokių kažkokių labai efektingų, blizgančių daiktų, bet labai buitiški. Ir kiekvienas taip labai, prisimenu, man įkrito į akį, aš kelius kartus ten ėjau, žiūrėjau. Ir ta tapybos maniera. Ir tokia metafizika, reiškia, žiūri į daiktą, į tokią, kaip šičia, tas su česnaku ir su tuo įrankiu. Ir tokia metafizika, tokia amžinybės kažkoks, tai man taip toks ieškojimas. Paskui dar kiti natiurmortai su bateliu ten, tai kvietimas šokiui, tokie jau kitoniško tipo. O dabar, kai pilką darau, tai visada iš to pilko turi išeiti šviesa, sidabras, nes kitaip jeigu pilka, tai pilka ir paliks pilką. O čia nėra taip vienodai pilki darbai. O šiaip kompozicijų
Kompozicijų nesu taip tokių figūrinių daręs, kaip kad čia Vilniškytė, kaip buvo. Nesu daręs, turbūt ir nepadarysiu. Nemėgau aš ir institutė tų figūrinių kompozicijų, nors institutė tai kompozicija tai ir būdavo figūros statybininkai, ten kolokiečiai, dar kas, reiškia, darbininkai visokie. Tai ant to jau laužė. Bet aš to atsikandau institutė ir dabar, kai mečiau, ir nebežiūriu tą pusę. Vat. O tau spalva paveikslą vis tiek, tarkim, ta spalva, bet tau spalva vis tik turi kažkokios reikšmės. Nes vat, visi sako, tai prancūzijos spalva, tarkim, ta pilka prancūzija. Kiti sako, ne, va ta žalia yra prancūzijos spalva. Reiškia, ir būtent tą pabrėžia, kad prancūzijos žalumas, kiek žalumų Lietuvoje yra, kiek dailininko, o reiškia, prašau, čia būtent net prancūzijos žalia spalva. Nu, gal čia žiūrovai tik. Aš negaliu specialiai, tai nedarau specialiai tokią. Nu, aš taip matau, taip jaučiu, taip ir yra. Taip ir yra, o taip paskui, kai žiūri, kai iš tikrųjų, o čia kažkur yra manyje šitas dalykas. Na, o natiurmortai, sakau, metafiziniai tokie, mėgstu metafiziką, kaip sakau, Morandis, paskui ten tie siurrealistai, kur labai taip tiksliai darydavo. O iš lietuvių tai, tokių man artimiausių, tai yra šitas amžinatilis Švėgžda, jeigu esat girdėję, labai gerai natiurmortus darydavo. Tai Švėgžda irgi, kažkur tai man irgi padarė Švėgžda. Aš jį pažinau, jisai kai pamatė mano darbą Šiauliuose atvažiavo, tai mes taip jau artimai susipažinom. O, sako, tu čia vos nenuneši biškį. Pasigirsi, nekukliai pasakyti, sako, ką tu čia? Geriausia, sako, tarp visų tų metinį tą parodą, sako, geriausia, natiurmortai, sako, nuneša ten tas grebėjėlės, darbininkus visus, tas natiurmortai, sako, tau nuneša, čia kalbos nėra. Tai vat, Švėgžda, tai taip mane pagyrė, dar pastimulavo čia šitą dalykę. Paskui mes, mano kaimynas Vilkauskas, irgi važiūriu, visi išėję. Vilkauskas, Romanas, žinot, jį tai jau turbūt žinote. Tai irgi, jisai su manim mes turėdavom bendrą kalbą apie metafiziką, apie filosofiją, šnekėdavom tokių sielų barinoinį, tai su juo kalbos, ačiū Dievui, valandai būdavo. Daugiau čia, tai taip, vat. Portretai dabar truputį, aš pasižiūrėjau, kaip tu portretą kažkokį darai, tu labai skiri didelį dėmesį tam pačiam žmogui. Nagrinėjai, vat, pavyzdžiui, Zigmas Gėlė, Gaidamavičius, kažkur mes kalbėjom, kad jis tau malonu jį daryti vien dėl to, kad jis gyveno visiškai šalia, kur tu jį tapai, nes Kapų gatveliai buvo, jis gyveno. Taip, jis gyveno maždaug toj vietoj. Toj vietoj, kur tu tapai jo portretą, tai toks įdomus sąšauka. Ir aišku, tu tapai daugiau žinom, tokius savo krašto žmonės, daugiau joniško žmonės. Baranauską, jis dabar turi savo aktorius. Gaila, tavęs nenupaišiau, bet aš dabar pasižiūrėjau, tu kur nufotografuotas. 22 metų paimsiu ir nutapysiu. Gerai, ačiū. Bet nepažinsit savęs. Ačiū, Sigitai. Taip va, tai tu dirbi vienas tavo, reiškia, portretas, kuris skaitau, kad turėtų eiti Lietuvos istoriją, netgi aš taip jau kurioje kalbėjau, tai Barbora Žagarietės. Visi, ko mes neturim daug. Tai aplamai čia pasaulyje tas dalykas, ko neturi, nėra išlikusio žmogaus portreto, tai tarkim kažkuris tai dailininkas atsiranda padaro. Savo vaizduotę jis tokį įsivaizduoja, aišku, kažkokios gal dokumentinės medžiagos prisirinkęs, gal kaip jis turėjo atrodyti, padaro ir tą portretą pripažįsta, kad būtent jį visur spausdina kaip to žmogaus, reiškia, atvaizdą, nors jis gali būti visiškai kitoks. Tai va, pavyzdžiui, Barbora Žagarietė, kaip tu padarė, aš tikrai siūlyčiau, kad tai būtų jos portretas. Nes tai, ji man panaši truputį Aušros vartų Marija, bet kažkokia švelnesnė truputį, nežinau, gal tu jį daugiau mergaitiškesnė buvo. Kaip tu priėjai prie to portreto? Aš domėjausi tą Barborą Žagarietę, ieškojo medžiagos, kur ir vienam kažkur tai leidinyje, nežinau, buvo kažkokios grafikos
piešinys. Tamsus plaukai, atsimenu, viskas ten toks. Ir man kilo idėja ją va tokią nupaišyti. Čia, čia jau iš fantazijos daugiau, reiškia. Bet su portretais taip gaunasi, reiškia. Aš nupaišiau Gėlę Gaidamavičių, Zigmą Gėlę Gaidamavičių su Janoniu kartu. Jie čia kažkur Janonio mokykloj kartu. Vienu laiku abu mokinosi, tai aš taip įsivaizdavau, kad ir draugavo abu poetai, vienas tik tai proletarinis grinai, o kitas peizažistas, kaimo poetas, reiškia. Tai juos abu nutapiau, bet neturėjau, nežinau, spalvų, kaip jie ten, taip panašumą viską atradau. Ir kadangi plaukai tamsus šitos gėlės ant nuotraukos, tai aš tamsius ir padariau, reiškia, ten viskas kaip priklauso. Paskui skaitau prisiminimus, kažkieno tai paskaičiau, kad jis buvo raudonais plaukais, raudonplaukis. O, čia pagalvojau, kur mano klaida. Ryžą reikėjo įgį padaryti. Tai paskui čia manęs paprašė jau palaukti. Ten prie manęs 21 vidurinė, kokie ten. Sako, mums reikia gėlės portretą, jie jau žinojo, kad aš ten darau. Sako, nupaišyk, aš jiem nupaišiau ir tada jau padariau jį raudonais plaukais, raudonplaukį. Jau, teisingai pagal duomenis visus istorinius. Vat taip. Taip portretas gaunasi, kad, iš natūros, kai darai, tai Baranauską dariau, tai normaliai viskas. Tave kai padarysiu, bet to bus ten 22 metai. Aišku. Tai jau tikrai maloniau man, jeigu 22 darysiu. Tai aišku, 20, tai kokiu, užtikrinta ten. Tarp kitko pagrindus, kaip tapoma, tai vakar, kas žiūrėjote Kultūros diena laidą, gal kas žiūrėjote, jeigu net atsisukit, Sigita rodė vakar tą laidą, reiškia, Kultūros diena per Lietuvos televiziją, per antrą programą, reiškia, Lietuvos televizijos, tai pliusą. Tai žodžiu, tai jis rodė kaip tapyti, jis ten pipirą pasidėjęs pipirą ir tu rodai žmonėm tapybos pagrindus. Tapybos pagrindus. Taip, kad vakar tikrai apie Sigitą Kultūros diena tai buvo vienas. Tu sakai, tai man irgi reikės pasižiūrėti. Atsisuk jo, jeigu dabar daug kas gali atsisukti, tai pasižiūrėti. Bet to ten Kultūros, kadangi vakar buvo rodyta, ten reikia pastebėti, kas negali atsisukti, tai programą kartoja būna pagal mane. Sekmadienį lyg tai kartojamas jos būna, tai ten tos laidos. Pažiūrėk. Tai va, tai tavo pagrindė. Dabar aš nežinau, gal sakau, kas nors, mes taip kalbam, gal kas iš salės, iš susirinkusių norėtų, kad tas įvairesnis toks gautųsi. Labai norėčiau paklausti. Radau vieną darbą, vaikščiodama jūsų ekspozicijoje ir kaip tik prisiminiau dėstytoją, man buvusi dėstytoja Vaclovą Zigmantą. Vackai, ja. Tai vat jūsų sąsajos, jūsų prisiminimai ir galvoju, kad daug labai bendrystės buvo. Buvo. Nes tam tikrą... Bohema buvo, taip, Zigmantas, taip, tas pilietis buvo, taip, teisingai. Teisingai pastebėjo, taip, vienas iš tų Bohemos narių, tai Vaclovas Zigmantas. Geri man prisiminimai irgi mes draugavom. Gailais taip išėjo, taip kažkaip tai keistai iš šio pasaulio. Apie išėjimus nešnekėkim. Gerai. Jo. Ir padariau aš ten Bobulės vargai, ten, asambliažus aš visiems. Juknevičiui padariau ir Vitolijui Trūšiui, tie, kurie išėjo, tiems atminimui padariau. Tarp kitko labai įdomu, kas Šabakštyną, jeigu kas nebuvo, tai ten eikit prieš einant į Sigito, ten ir kitų dirbtuvės yra, tai stovi tie asambliažiai padaryti atminčiai visų išėjusių, labai taip vykusiai. Toks gražus pagerbimas, sakyčiau, tų žmonių, kurie tenai buvo. Gal dar kas nors? Sakykit, maestro, pilka spalva pas jūs
ar čia iš neturėjimo dažų kada nors buvo gyvenime, tokia iš bednystės ir paskui prilipo ir labai menotyrininkė Dalia per jūsų parodą labai gražiai pristatė jūsų kūrybą ir ji labai gražiai, va, tai jinai pavadino sidabrinę. Sidabrinę. Bet Ričardas klausė, va, tai irgi sakė, tam pilkos spalvos, daug visokių perėjimų, daug tų pilkų spalvų. Kodėl jūs pamėgot tą pilką spalvą? Tai, kad aš nemėgstu raudonos. Čia pastebėjot raudonos. Yra tokia istorija, kodėl dabar ta pilka? Ne, tai ne, šičia žmogus turi genuose turėtų būti kažkas. Aš taip įsivaizduoju. Nes aš pats nežinau, iš kur čia man tiesiog mielas. Pilka, aš iš pilkos spalvos, aš žiūriu, kada rūkas, kada saulė vos išlenda, man idealiausias tada dangus atrodo, reiškia. Nepatinka tas kontrastas, man pūstoniai tokie, poezija kažkokie atsiveria netikėtai. Na ir sunku turbūt tą rūką nupiešti, aš prisimenu pas Krikštopaitį gražiai, jisai pagaudavo rūką. Taip. Sunku, bet aš jaučiu, kad galėčiau, jeigu būčiau peizažistas. Nu va, tai galų gale va čia. Taip. Nu, ne, čia genuose turėtų būti. Žmogus užsigimsta su Birutė, sakykim, dailininkė, mano mokinė, tai aš sebiuosi. Man niekados į galvą neateitų tiek daug tokių ryškių, tokių spalvų. A jinai daro, todėl, kad jinai užsigimusi jau tokia niekui. Jinai pilkos, jie nepriverčia, nors aš mokyklui sakydavau, davai, darykite pagal mane. Bet ne, jinai pagal savį, nu gerai, daryk pagal savį. Geras mokytojas to ir yra, kad mokiniams leidžia taip dirbti ir dar skatina jų tą stilistiką. Nes kitaip būtų kaip ir pas mane, sakau, su džiaugštu. Džiaugštas niekaip negalėdavo suvirškinti mano tos, nu ten ne pilka būdavo, bet tokius petruliškų niuansų, tokių pūstonių ant viršaus užteikdavo ir viskas. Nu tai čia, žinai. Čia tas žodis mano mokiniai nuskambėjo, mes su Sigitu einam kartą bulvarą, čia pradėjome eiti, sustabdo, o čia mano mokytojas, sako, čia mano mokinė, paėjom kiek vėl. Kol praėjom bulvarą, 5 tie mokiniai mums pasitaikė. Aš galvoju, čia visas miestas jo mokiniai susidaro, jeigu jau einant bulvarų surandė tiek žmonių, reiškia, mokinių. Tai va, apie vis tik dar tada, apie man įdomu, dabar apie ką tu, ateities klausimai bendrai, kokia bus ateitis tenai, tai ar turi kokių planų. Aplamai pasigita, tai man labai kas žavė vienas dalykas, kad jis kiekvieną rytą iš pietinio rajono į savo namų atvažiuoja tą Šabakštynę dirbtuvės, vakare vėl atgal prie teatro, atsėdė autobusą, vėl grįžta namo, reiškia toks yra žmogaus noras kažkaip tai neužsidaryti, gyventi, kurti yra labai puikus, sakyčiau, labai sveikintinas ir žavi tiesiog toks dalykas. Ką tu mastai, vis tiek jau dabar tiesiog kiek tai metų nedėstai, bet vis tiek apie šio laikinį. Nes visi man Vaitekūnas kažkoks piktas sakė, nebemoka tie jaunieji piešti, viską piešinio nebėra, viskas žlunga, viskas dingsta, nebeliks dailės, nebeliks nieko čia, reiškia kaip. Nu tai čia tokia perspektyva, kaip pamąsčius gali būti. Kad nebeliks, liks menas, kol žmogus mąsto, kuria tol bus. Bet ta formos gal nebebus tokios, bus gal kitaip. Nes jaunimas tikrai, ir man taip atrodo, aš matai 20 amžiaus antrosios pusės ir Vaitekūnas, ir aš dailininkai, mes biškai kitaip. Mes tokie iš klasikos atėję, o dabar žiūriu, kad jau, jie naudojasi, kad galima viskas. Nu, galima, tai davai. Nu, o ateityje, turiu numatęs ką. O kaip tik tai Jekiškiuose. Dabar man idėja, čia ne per seniausiai. Švento Ignaco ten koplyčiai yra. Jei ir padariau ten tą Kristų.
Ir ten toks prastas altoriui tas paveikslas, kažkoks tai nuvalkytas, nuplyšęs. Ar ten liaudmestris padarė, ar ką, tai galvoju, va taip slapčia tokia mintis tapyba, tą Ignaco Lojolą nutapyti. Ir va taip ir esu nusiteikęs rinkti medžiagą, vis viena čia reikia medžiagą surinkti, kaip kas istoriją sužinoti, o ne taip kažką padaryti ir tik pavadinimą pridėti. Tai va renku medžiagą vieną, tai bus tapyba. Antras dalykas, dar turiu, dabar jau beveik jau galvoja, yra tą asambliažą, Šiaulių trikampis asambliažas. Kodėl trikampis? Tu gali, Ričardas girdėjo, aš kiekvieną dieną einu pro tą trikampį ir man tai keista, labai keista. Anksčiau dar prie rusų, kai buvo tiek to. Čia nieko nepadarysi, bet dabar nepriklausomai valstybei, nepriklausomai Lietuvoje, tokie dalykai dedasi. Gal čia yra atmintis dar okupuota kai kurių miestų tarybos narių. Žinot kaip, aš kai einu ten, vienoj pusėje bažnyčia, kaip ten pro tą sodelį aikštę, o kitoj pusėje savivaldybė. O kas per vidurį yra? Kas per vidurį yra? Sąvartynas. Aš kapais tai nevadinu. Ir koks sąvartynas? Okupantų. Žinote, kas yra okupantas. Vat. Jeigu jie būtų atėję ir išėję, tai aš suprasčiau. Dabar, kodėl sąvartynas? Todėl, kad man lyg tai Bagdonavičius ar Rimkus, mes šnekėjom, kai ką tik čia atvažiavau, klausiau, kaip čia dabar yra su tais kapais tiek. Nu, tai sako, ką tu, sako, jie rinko, Ruselė rinko, didelę duobę iškasė ir sumetė kas. O paskui užkasė, o paskui kam reikėjo, tuos pavardės, pagal pavardės surašė viską, sako, čia jokių kapų, sąvartynas taip. Taip aš ir pavadinau okupantų sąvartyną į Ginkūnų kapinyną. O tai taip, į Ginkūnus reikia faktiškai tą. Nes kas dabar gaunasi, o kaip eini kairiai pusė kryžius, bažnyčia, dešiniai pusė trispalvė, savivaldybė, o per vidurį tada išeitų raudona žvaigždė, ar ne? Taip? Taip. Tai va, tokia man idėja. Na čia gali sutikti, gal ne, bet va tokia idėja. Aišku, reikia panaikinti šitą sąvartyną, ar kaip sakome, kapus tos, kaip kapai man liežuvis neapsiverčia vadinti, kai aš išgirdau, kaip man pasakoja. Ar Bagdonavičius, ar Rimkus, kažkas tai matė iš tų. O šiaip jau sukant link pabaigos, tai aš norėčiau, kad Sigita Prancuitė iškartais, kad jo kita specialybė negalėtų būti kaip tik tai dailininko. Nes, reiškia, pasižiūrėkit, vat, kas ir žinote, iš atminties galbūt žinote, arba atsidarykit internete, ar prisimeti Leonardą da Vinci. Pasižiūrėkit jo veidą, jo portretą, tai grynas Sigitos Prancuitės. Arba va, namuose prisiminsit, atsidarykit, susiraskit ar kokiam albume. Tai grinai yra Leonardas da Vinci. Tada jam rinktis kažką kito nebuvo. Leonardui buvo ilgi plaukai tada, kada mane Lvove, atsimeni, pradėjo fotografuoti. Jo, o Lvove mes buvom kartu ir ten žmonės. Aš pirmą kartą išgirdau žmonės, sako, žiūrėk, Leonardas. Operos ir baleto teatre kažkas pastebėjo, sako, kad tai Leonardas da Vinci. Su juo kiek fotografuotis panoro. Polė taip pat fotografuotis. Per pertrauką aš nustebau, teisingai. Tai ką, gal dar bus kokių, ar jau mes daugiau. Šiaip tai Sigitas gal neskubės, jeigu kas norėsi, tai man atrodo prie kiekvienų, prie kokio tai paveikslo galima atskirai vienas prie vieno. O, prašau, Jurgita. Reportažą Bakštyną, grįžtant prie Bohemos, teko ir būti, teko vienam bute, Viutolio Trušio, atrodo, amžinėtisi. Tai ten net tokia kaip scena pakila yra ir sakydavo, kad ten iš dviejų namų, senas pastatas ir naujas. Tai ar jūs kaip atvažiavot, ar jau buvo dabartinis tas pastatas?
Tai kur tas, tai buvo jau pastatytas. Dabar tik tai pristatė ten toliau naujų, tai Buivydas ten pristatė papildomai dar. O taip tai buvo. Ten jo, ten nieko. Natūraliai bute vienam yra Vitolio Tružio, man atrodo, buvo. Tai yra net scena natūraliai, jinai sako, net aukštis skirtingas grindų. Kur tai? Ai, ten. Gal pas Lukoševičių? Kur? Iš seno pastato ten Vitolio yra, suprantate, tik būdavo įėjimas pas jį, iš antro aukšto iš seno pastato į ten. Buvo toksai. Nu, buvo, gali būti. Įėjimas iš naujo. Ir pačiam bute Taip, yra natūrali scena. Ai, gali būti ten. Ai, tai vykdavo, tai ten spektakliai. Pastatas yra Va, čia Edma gali. karininkas gyvena, ten pirmam pasakęs. O paskiau jau ten dailininkam darė tas dirbtuves, prie Buivydo, anksčiau tada. Prie Buivydo pristatė. Ne, projektavimas vyko dar ir prie Toleikio ten, bet tai jau paskiau Buivydas. Nu ir dastatė tas dar papildomą. Priestata. 13 dirbtuvių. Tai ten spektakliai turbūt buvo vaidinami, Juknevičiaus. Jau naujose. Jau tenais pasidardau, tai buvo naujam. Nes ten Šiauliai, prašau, kokie buvo pogrindžio teatras turėjo. Nu, aš jį vadinu pogrindžio, turbūt pogrindžio nevadino, ar kaip jie vadino, bet tai... Taip, Eduardas ten savo bandymus, draminius bandymus visokius darydavo, jie. Buvo. Tai tada, Sigita, ačiū. Tai turbūt, jeigu kas norės, tai dar privačiai gali, Sigitas tikrai, man atrodo, šnektel su kiekvienu. Padėkojam tiesiog Sigitai.